Nu tai ką, labas rytas visiems. Mes ir vėl pataikėt mus bevalgančiai. Išeinam. Žiūrėk, nebelyja. Nu tai kaip ir sakiau, prieš 11 nustos ir po to saulutė pradės lysti. O, visai gerai. Apstoja lietutis. Oi, tas svarbiausia, nes kaip pylėvo, Jėzus Marija. Naktį ten net skėčiai išvartyti pas kaimynus buvo. O dabar važiuojam 1,5 valandos iki mūsų Petro mauzolėjaus. Kalno viršūnės. Tikrai šitą labai norim aplankyti, jau 3 kartą važiuojam, tiesiog kaip kažkas neleistų. Ir paskutinė dienelė Budvoj. Jo, Trauksim link šiandieną permėgam 3 naktelę ir jau laukia Albanijos grožiai. Cetinė miestelis. Striking sound, a scent of emptiness is woven in the seams of your fancy dress. Oi, bliavo, negaliu. Kas dar jau buvo? Kas buvo? Važiuoja normaliai. Atsargiai, kad užšūkė. Net vienas kiaušas dešinys prie kairė prilipo. O, Jėzu, negaliu, bet, nu kas ir patinai, nespjaudus. Nu, tokia baisus, nu tai aš turiu tave padėti naviguoti. Padėti su savo to. Atsargiai! Čia nepadėti, čia, aš nežinau. O, Jėzu, Marija, negaliu. Gerai, kad skrandis neprišoko kur nors. Kas? Kiaušuks metėsi pikai. Jo, nu tai tavo pusės skardis juk. O dešinys, kad metėsi prie kairę. Skandės skardžio. Nacionalinis parkas. Reiks susimokėti bilietėlį. Sveiki. Hvala. Ką ten rašo? Jo, nacionalinis parkovai Černai Gore. O, Juodkalnijos nacionalinis parkas. O, lialia. Reikia ramiai pravažiuoti, grožį pažiūrėti. Gerai, pažiūrėk, reikia dabar. A bit of happiness, a breath of air, a song to sing. Just sing it, say so long, goodbye forever. I heard it on the radio. It's pulling me up again, pulling me up again. Oh, so long. Vat, į debesį važiuojam, nieko nepamatysim. Žiūrėsim, kaip čia užvažiuosim mes į jį. Tvarių neįra. 3 kilometrų. Taip atitvarė. Kalatūnas Bibajus, kaip šalta. Striukės užsidėjau. 1,5 kilometro aukštis. Bilietukus dar nusipirkti. Viršui yra viskas. Nu ką, laiptaliai. Laiptaliai, daug laiptalių bus. Vėjas irgi didelis. Susirišti. Einam. Bet ne taip paprastai čia eit, kaip atrodo. Pusiaukelė laiptų atlipta. Kaip ciucikai prisirengė. O laiptų milijonas. Petro Miegoševičiaus
antrojo mauzoliejus. Nu, nebedaug beliko. Nebedaug. Va, kaip reikia, pasirodo, eiti į aukštį. Įstrižai. Va, koks matomumas nulinis. Visiškai. Nu, ko negaliu įsisakyti, tai oro negaliu įsisakyti. Nuo čia turi atsiverti kosmoso regykla. Kosmosas. O dėja, nieko nesimato. Sau pastatė kapą ant kalno viršaus, įkalino į mauzoliejų kūną savo. Viduj yra, kas ten kapas? Nu jo, įspūdingai. Dabar eisim žiūrėti grabnicos kapo. Aš nežinau, šičia, ne šičia. Šičia. Tuneliais. Savo einam. Nebaisu? Ne. Ne. Ką? Tai va kraštas užcementuotas, ką tu jau pamatysi. (1813 – 1851). Bet tai koks aidas. Bet jau 37 metų mylė koks aidas. Apžvalgos aikštelė, bet matomumo nuliukas. Sako, kad tu į aikštelę nueisi, tik tai ir viskas. Nes va, grinas rūkas visur. Daugiau įspūdžių paliko šitie. Gavom aprašą, biškį pasivertėm, tai 461 laiptelis. Nu, negalėjom nesustoti. Kokia didybė. Jam sustojom pavalgyti į šeimininį restoranėlį. O, kaip nerealiai. Wow. Oi, kaip čia išsirinkom, kol išsirinkom. Nu, bet įspūdingai kaip atrodo, wow. Varom į terasą, pasmokinti. Viens. A jau įkritai bliūdą. Skanu. Aš taip bijau ragauti. Karšta, kaip nežinau kas. Kas čia yra? Čia yra mėsytė ta padaryta jautieno, čia yra šašlykas tas kebabo tipo. Aišku. Ką gali pasakyti? Dieviškas skonis. Oi. Ką reiškia namų gamybos, o ne tas širpo trebas, ar ne? Jo. Autentiškas maistas. Fantastika, ne? Mėsytės gabalai kokie. Salotos šviežios. Oi. Šabys jau kaip grįžinėjam iš mauzolėjaus, tai ir saulutė išlindo, ir rūko nebėra, nei debesėlio. Oi, nu va, yra kaip yra. Lebudvos yra Boreti miestelytis kurortinis. Tai dabar įlėkiam pašmikinėti po Boreti. Tokių irgi keletą įdomių vietelių yra.
Vieni hoteliai. Bandom rasti pasistatyti kur mašinytę. Ką reiškia, kai nėra kur pastatyti mašinų, einam tipų pieškom. Perėjom Rafailovičio tiltą pieškom. Rafailovičio krantinė. Pliažai dar tušti, saulės gi nėra. Gerai. Tikėkimės, bangos nenuneš. Laiku pabėgo, paėjo. Bet kaip peršikau. Pačiu laiku pabėgau. Bandom lysti į tunelį. Čia yra pėsčiųjų tunelis. Ilgas tas tuneliukas. Bet įdomus. Kūdara. Pavargai. Baisu buvo tunelį. Ne? Šis nebaisu. Kaptuota ir išpurkšta betoną. Matosi, armatūros yra. O atrodo, kaip toks kaip originalus. Bet va, taip pripaišaliotas. Jesau, per nagus. Kai baisiai girdisi mūša vandens.
ežerai, tušti dar. Nu čia bangų nėra tokių kaip tenais. Ada tinklą. Ai, точно negali būti. Žali akmeniukai. Lukoilę pilomės. Abrangės dujos? Ja, 700 centų. Tai normaliokas. Kaip ir Lietuvoje. Nusipylėm dujom. Nusipirkom skaniukų. Pirmi ledai. Čink. Lekiam tolin. Oras išgražėjęs puiku. Šilta. Saulutė. Nu, varom toliau. Jau mums tenais. Papasako, kur važiuojam dabar. Čia sukam dešinėn. Prieš kažkiek tai laiko susirasim. Mes buvom Horvatijoje, Bosnijoje, Hercegovinai. Ir ten buvom pačiam pietiniam Horvatijos taške. Ir matėm Juodkalnijos va šitą va tašką. Ir sakėm, kada nors tenais nuvažiuosim. O dabar mes nuvažiuojam į tą tašką ir mes pamojuosim Horvatijos taškui. Ir pasakysim, mes ten buvom. Ir mes žadėjom, kad atvažiuosim į tą tašką, kurį matėm. Jos kai tik 6 valandos vakaro, kopiam dabar į kalnus. Rauko nekopti, visai geras oras, nelyja, fantastika. What you do, you know that all I think about is you. Say the things you say, I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, and you're never coming out. I don't know what you do to me, maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. All night, baby, all night. Visi varom tuo pačiu vienu keliu. Sukite dešinė. Kad daugiau kelio nėra, nu tai kur tu dingsi? You to stay with me. When you're with me, I can't breathe. You are all I'll ever need. I want you to stay with me. When you're with me, I can't breathe. You. Nusėdėti tiesiog. Koja aš, tai koja mano auto. Plaukus susitvarkysi, nežiūrėsi kelią. Gal man vardas iššūkė? Nes naviguoti prasmės čia nėra. Vienas kelias, pati dar navigacija kalba. Pasukite į dešinę. O kur daugiau sukti, jeigu daugiau kelių nėra? Vienas kelias, tai kuo jinai naviguoja? Akabilė šnekėti tik tais. Ir dar dirbtinis intelektas, tai šakis. Išsisuka fūros. Jo, pa. Čia kolchozas yra. Vėl kitokios pušaitės pradėjo dominuoti. Kokios gražios. Kroatijos. Kroatijos panašios. Ne Korvatijos. Jeigu gidai važiuoja, reiškia, yra kelias ten dar. Dariau. Žiūrėt, kas per kelias reikia. Tra-la-la. Čia dar valia Dievo. Jie bitvai, mait. Geriau nieko nekomentuosiu. Dariau, mes ne džipas. Nežinau, nebevažiuojam.
Nei, apsisuksi paskui kažkur. Tieks atbalinis. Žiūrėk, atsargiai šį čia kokia yra nuošliauža. Sakai, nevažiuojam. Nu jau dabar vidury kelio nepaliksi. Tu nakui. Nors rimtai mes esame baisesniai važiavę. Kiek beliko. Stabdom ir einam pieškom. Jopškulmat. Kojos dreb. Ir kaip, vat pasakyk, kaip man reikia eiti. Kojos neklauso. Nu, ir kaip dabar reikia pakliūti? Važiuojam, nu ten normaliai davažiuot gali. O kaip reikės dabar į šitą pakliūti? Tu važiuok vienas, aš eisiu pieškom. Važiuok vienas. Tai kaip aš be savo vyro? Važiuoju toliau. Ar ze? Ar ze? O, prie vandens. Šalta. Nu, bandau pritraukti. Kiek eis trauktis. Šitame taške būdami. Čia yra Kroatija. Mes klykavom. Ir ką dariau, sakėm? Sakėm, kad ateini kada nors pasieksime kitą pusę kranto. Tai va, šitą dieną atėjo. Mūsų šios dienos tikslas, kaip ir žadėjom, į patį piečiausią sausumos Kroatijos tašką atvykome. Punta Oštro. Kitoj pusėje Juodkalnyje. Ranka pasiekiama. Nu taip tik tai. Paėmiau. Savo pažadus. Tęsim. Mes tai padarėm. Kur tas tekšt? Tekšt. Ką tu sakei? Šiandien yra privati nuosavybė tvirtovė ir lankytojams yra O, uždrausta. taip. Tai yra vienas iš statinių sistemos tvirtovių. Vengrijos Greičiau. Savo žodžiais. Vengrijos monarchija, kai buvo bendra, tai tada jų tas statinys, kad apsaugot šitą visą pusiasalį. O va ten va tas kelias, va kur yra tolumo, jeigu pritrauksi. Kelias. Chorvatija, va ten va kur eina palei kalną. Ten yra ir tuo keliu galima nuvažiuoti į Juodkalniją. Nu tai mes prie to ir buvom tada sustoję. Nes ten yra postas, va. Aš jį ir matau šitą postą, kurį mes matėm tada. Ir sakėm, važiuosim kada nors. Tas kas čia vidury tasai pilis. Važiuojam. Kai dabar, vat pasakyk, kaip tokiu keliu reikia važiuoti, be džipo, su džiaugsmyčiu. Atiduok man rankinuką. Nors šiaip tau tinka rankinukas. Jep, štvajų medelis. Ne tokia figūra, per daug gražiai vyriškai eini. Niu, džiaugsmyti, labas. Nei vieno žmogaus du užsilambėje kaip durneliai, blemba, bazdžiojasi. Neva žodžio laikosi. Nu, bet ką padaryti, Dariu, kad mes tokie esam. Ane? Vaizdai tai kvapą gniaužiantys.
Dariau, mes pasakoj važiuojam. Mes važiuojam pasakoje. Pasukite kairėn. Kas čia dabar? Fū, ane? Vedini? Lafitas vedini? Ką? Ilsiuosi. Ką darai? Prisivaikščiojom šiandieną. Prisivaikščiojom. Nu, Fū. nesmirda mano kojus niekada. Niekada. Niekada gyvenime. Niekada nesakyk, niekada. Šimtai metrų. Aštuntą vakaro. Ai, varom į pležą. Bent jau pažiūrėt. Aš galvoju, kad tu nori pležintis. Nu, pabraidysim su kėdais po vandenį. Ir kas sakė, kad bičias neveikia. Kiek nori, tiek gulk. Vakar. Tiksliau, šiandien ryte šitų dar nebuvo. A, ne? Mačiau per balkoną. A, kur? O, tiesiai. Va, kur mūsų viešbutanas. Taip, jeigu būtų buvęs geras oras, būtumėm galėję šičia maudytis, pležintis. Bet tai. Nu va, paskutinis vidiukas. Stovim, nematom, kas vyksta už nugaros, gal neapipils banga. Paskutinis vidiukas šiandien ir manyčiau iš Juodkalnijos. Nes viskas, paskutinę naktelę viešbutukę permiegam. Ir rytoj minam link Albanijos. O, aš jau veidą pamačiau. Nu gerai, veidą pamatyti. O aš kriauklę radau, va. Ačiū, kas žiūrėjo, ačiū, kas džiaugiasi. Ačiū jums. Šiandien aš nepiktas, galite ir nelaikinti, ir SMS Kaip, patiktukas būtinas. Ir brūkštelėkite, kas ne taip, ką dar norėtumėt. Nu nieko, ką jūs galit norėti, ką mes parodysim, tą jūs ir žiūrėsit. Nes mums taip yra failiai. Viso gero. Ate. Ką pasakysi? Labas. Ir ate. Vienu žodžiu, šiandien situacija tokia. Oi, buvo bajeris. Ieškom to tunelio, man kažko tai koja buvo pradėję traukti, buvo biški pikutis, taip žinai, einam, aišku, mano žmona ant manęs kaip visada burba. Tai sakau, važiuojam namo. Tai važiuojam namo, jeigu koja skauda, žinai. Ir pro šalį eina žmogus taip, sako, laba diena, lietuviškai, nors skradžiai žemę prasmek. Taip, žinai, taip... Oi, kaip reikia. Kaip ir dabar, va, du rusakalbiai eina, taip, žinai, kažką ten matom, varo, vienas kitam sako, Egidis sako, tu gal biškį tyliau, drūk, sako, gali suprasti tave, kas nors, žinai, čia. Tai va.